Žiūrėkite, vienas labai geras dalykas patikrinti būsimą potencialų partnerį ar partnerį. Paklausti, kiek tu esi dabar patenkintas savo esamų gyvenimų procentais. Ar tai yra 100%, reiškia, patenkintas, viskas kaip ir gerai einasi. Santykių žmogus ieško galbūt tiesiog šiaip, nes jaučia, kad nori, ne? Bet jeigu nebūtų, irgi viskas tvarko, jis galėtų gyventi taip. Kitas variantas, jisai sako, ne, aš gal tik tais 60% arba 40% tik tai esu patenkintas. Ir tada labai yra svarbu išsiaiškinti, o kodėl ir kas dar turi atsitikti, kad būtų tas 100% pasitenkinimas. Kodėl? Todėl, kad jūs ką tik sužinojot informaciją apie žmogaus pasitenkinimą gyvenimu. Ir jeigu žmogus nėra patenkintas gyvenimu, yra didžiulė tikimybė, kad jis turi lūkestį, kad santykiai jį užpildys tą likutį. Ir, pavyzdžiui, kai moteris eina į santykį, jinai tada tikrai gali didelį lūkestį turėti, kad būtent vyras sukurs sąlygas, kad šitą likutį visą užpildyti. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu tai neatsitiks, o tai greičiausiai ir neatsitiks, nes tai yra mūsų darbas užsipildyti, tai partneris liks kaltas, nes jis nesugebėjo užpildyti. Tai jeigu žmogus pats per visą gyvenimą nesugeba užsipildyti, tai jis eina į santykį tikėdamasis, kad tą likutį kažkas užpildys. Ir klausimas, ar tai iš vis yra įmanoma. Nes, pavyzdžiui, žmogus niekada 100% negyvena taip, kad sakytų, jo, aš laimingas 100%, tai iš kur žinoti, ar jis iš vis gali gyventi 100%, ar jam visą laiką kažkas bus blogai. Tai mes labai rizikuojame, eidami su tokiu partneriu į santykį, kuriam trūksta ir jis negali vardinti ko, arba jeigu gali vardinti, tai iškart tada svoris ant partnerės. Ir čia lygiai taip pat, dėl ko aš paminėjau moteris, nes tiesiog per filmus dažnai piešia kažkokius paveiksliukus, dabar gal jau mažiau, bet anksčiau tai būdavo populiaru, kad tobula šeima, ten tobulai viskas vyksta, viskas tobula, gražu ir taip toliau. Ir jeigu to nėra, tai tada automatiškai kažkas blogai. Lygiai taip pat su vyrais, nes jeigu, pavyzdžiui, vyras sako, ne, man kažko trūksta ir, daug, ten pinigų, ten dar kažko, tai tada, ką tai reiškia? Jeigu žmogus gyvena kasdien su to trūkumu, tai labai didelė tikimybė, kad jis bandys kompensuoti tą trūkumą žalingais įpročiais. Tai reiškia, jis gali turėti daug žalingų įpročių, nes diena iš dienos gyvenant jo manimą su trūkumu, ten 50%, tai natūralu, kad kažko vis noris ir kažkaip reikia tai kompensuoti. Tai gali būti tiesiog žalingi įpročiai. Kitas dalykas, reikia labai atsargiai išsiaiškinti šitą atsakymą. Negalima iš pirmo karto užduoti, nes, žinot, kad tikrai sužinoti tikrą atsakymą, reikia turbūt iš 10 skirtingų kampų ir labai atsargiai užduoti tą klausimą. Dėl to, kad gali tiesiog būti kažkoks tuo metu nuotaika kažkokia, kur žmogus tiesiog pasakys vieną, atsakymą iš tikrųjų yra visai kitaip. Tai dėl to reikia labai taip gilintis, išgauti atsakymą iš pradžių, gal taip tiesiai šviesiai neklausiant, o klausiant per aplinkui kažkaip, o ko dar norėtum, ar taip kaip yra gerai, ar gal dar kažko papildomai norėtum, o kas bus, jeigu niekada to gyvenime negautum, kaip tada jaustumės, o kas bus, jeigu tą gausi, o to negausi, o kas bus, jeigu netgi tai, ką turi, prarasi, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ypatingai tai yra svarbu einantiems saviugdos keliu, nes dirbant su savim, nebereikia tų išorinių aplinkybių tiek, kad mes jaustume tą vidinį užsipildymą. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu žmogus iš savęs atlieka visokias praktikas, eina ten į jogą, galbūt medituoja, galbūt sportuoja, galbūt daug dalykų daro ir jis tikrai jaučia tą džiaugsmą. Ir jis dabar susipažįsta su žmogum, kuris nejaučia tą džiaugsmą. Ir įsivaizduokit, jūs tada turėsit jį patempti iki to, kad jis pradėtų jausti tą džiaugsmą. O gal jis tiesiog nenori būti patemptas, nenori pats eiti ir tai bus didžiulis kliuvinys. Tai reiktų nusistatyti šitą dalyką prieš einant santykius, nes tai gali būti tiesiog santykių nesėkmės priežastis.